Pirmas komentaras nuo Sofos iš naujos studijos. Nežinau, šiandien jau pavyko šiek tiek išbandyti viską. Padžiaminau iš pradžių vienas šitą įrašiau, tada su Jeremiu repetavom. Tai kol kas buvo toks įspūdis, kad viskas truputį labiau aidi negu senoje studijoje ir kažkaip keistai viskas ir neaiškiai skamba. Aišku, toks efektas būna bet kokioje naujoje aplinkoje, pavyzdžiui, per konsus visą laiką viskas labai keistai skamba, būtent tais žodžiais kažkaip ir norisi visą laiką įvardinti. Bet tas galbūt iš dalies yra tiesiog dėl to, kad šiaip kitaip viskas sustatyta, tarsi gitara prasčiau biškai girdisi ir kažkaip tada norisi daugiau atsisukti, bet tada jau per daug garso. Nors nėra, kad labai didelis tas skirtumas. Šiaip susideda viskas, tas šiaip naujumo jausmas ir tie šiekia tokie garso skirtumai, kad atrodo viskas gana smarkiai kitaip. Bet atsinešiau dar skydų iš senos studijos. Vieną netgi nukabinau nuo lubų, tai šiaip buvau pakabinęs virš būgnų ir nežinau, gal tai kažkiek irgi padėdavo. Reiktų pamėginti pakabinti, bet nežinau, dar biškį tingėjau šiandien. Tai labiau šiaip užkaišiau tos suskydus į visus tarpus, kur dar tilpo. Yra dalykai, prie kurių matyt reikės priprasti tiesiog, ir yra dalykai, kuriuos dar reikėtų pagerinti ir patobulinti ir pakoreguoti. Ir kartais gal, kai jie visi užgrūna vienu metu, tai neaišku, kurie yra tie, prie kurių reikėtų tiesiog priprasti ir kurie yra tie, kuriuos reikėtų pagerinti. Tai va, daug įspūdžių, nes vis tiek naujiena gyvenime, bet šiandien turbūt tiek. Šiandien planavau truputį patobulinti dar studiją ir tada jau skirti laiko grynai muzikai, bet tada atėjo Greta po būgnų pamokos, papasakojo, ką būgnų mokytojas patarė, kokį pirkti solininką, nes šiuo metu skolinamės iš Žilvino jau kurį laiką, jis man paskolino dar kai įrašinėjom Karštų klijų albumą ir šiaip tas solininkas visai toks gal ir fainas, patinka kaip skamba, bet man rodos, kad jau laikas būtų turėti savo ir kaip tik dabar iš konsų užsidirbam biškį pinigų, tai iš grupės biudžeto tokia atrodo nebloga investicija. Tai praskrolinau visokius skelbimus ir Tomano, ir Tamstos puslapius, ieškojau ką būtų galima nusipirkti, kabinau tos papildomus skydus, kad mažiau aidėtų. Tai, pakabinau sėkmingai, ar mažiau aidį, tai sunku pasakyti, gal biškį ir mažiau. Reiks dar žiūrėti, kaip bendrai su grupė skambės viskas. Ir tada jau kažkaip buvau nuvargęs, atrodė, kad tai priliksiu nepagrąžę šiandien, bet kažkaip pagalvojau, kad biškį gaila. Nes ir tai neteisiu ir kažkaip nutariau bent biškį padžiaminti kažką for fun, ką reikėtų šiaip dažniau turbūt daryti. Bet kartu reikia sugebėti susikaupti ir išdirbti dainas iki galo, tai nežinau. Dar šiaip vis, kai groju vienas su sintikais ir gitara, tai vis pagalvoju, kad būtų gerai turėti sabą, nes kažkaip iš tos vienos kolonėlės nepakankamai stipriai kala būgnai ir kažkaip tada atrodo gitara nejaukiai tokia per garsi.
Šiandien tokia lyg ir visai sėkminga diena buvo. Iš pradžių sugaišau biškį laiko senoj studijai, tvarkydamas visokius likučius, bet ten biškį jau pagerėjo situacija, jau biškį aiškiau, ką kur dėti. Šitą atsinešiau čia. Bet žodžiu, paskui pirmas dalykas, kurį dariau, tai kaip ir nepavyko. Norėjau įrašyti tokius kaip bandomuosius back vokalus, porai dainų, kurias su Jeremy grojam, bet kažkaip nekaip skambėjo. Per sunku buvo tiksliai pataikyti reikiamas natas, kai kurios vietos gerai skambėdavo, bet paskui ten kitas išsiaiškinti ir išmokti tiksliai, man rodos, kad bus beviltiška ir per live, kai grosim ir bus viskas ten netaip girdėsis kaip įprasta, tai varysim pro šalį ir ten, žodžiu. Tai nepasiteisino ta idėja, bet bent jau pabandžiau. Po to padirbėjau biškį prie vienos tokios dainos, kurią ilgokai atidėliojau. Ir, tiesą pasakius, jau jinai pradeda biškį mažiau patikti negu kažkada ten, kai sugalvojau prieš kelias savaitės. Bet nors ir cheesy vis tiek dar atrodo pakankamai gera, kad, reikėtų kažkaip pabandyti išdevelopinti iki galo ir, nežinau, manau, kad jinai turi teisę egzistuoti. Ir tada kažkaip visai čia dar buvo faina būti ir nesinorėjau varyti namo, tai dar biškį padžeminau vakarykštės idėjas, ne vakarykštės, tiksliau antradienio. Tai nežinau. Šiandien gal pakaks. Nors dar tik pirmą savaitę, bet jau šiaip pasijautė šitos studijos privalumas, kadangi neribojamas tas triukšmavimo laikas kaip panoj. Tai pavyzdžiui, galiu iš karto atėjęs biškį prisėsti prie būgnų, kai dar gal nesu visiškai apsisprendęs ar įsitraukęs į kažkokią konkrečią veiklą ir truputį pasipraktikuoti, kas šiaip visai reikalinga, nes groju žymiai labiau sloppy negu norėčiau. Bet kartu dėl to kažkaip atkreipiu dėmesį, kad kažkaip keistokai tie būgnai skamba, ypač įraše, labai muddy tomai, tokie duslus. Tai truputį pabandžiau perdarinti ir man rodos dabar geriau. Tai tokie paprasti dalykai, bet visą tai atsiskleidžia ir tam laiko atsiranda, kai gali groti bet kada, ne tik tai nuo 5. Dar pagrojau biškį soliniam projektui kažkokių idėjų, parepetavau vieną tokią jau labiau išvystytą dainą ir sudžiaminau tokią kaip ir naują gal net. Tik tai šitas setupas su gitaros kubais atsuktais tiesiai į veidą iš dalies patinka, nes viskas taip vienoje linijoje kaip ir ant scenos būna, bet iš dalies biškį kažkaip ta gitara garsokai biškį spengia ausyse po to. Tai nežinau dar kaip čia geriau išspręsti. Rytoj pabandysim dar su grupe. Bet kol kas turbūt tiek ir šią savaitę turbūt viskas.